Trečdalis pasaulio gyventojų susiduria su geležies stoka. Būtent apie tai šiandien ir kalbėsime laidoje Užeikite, kas laukiate, nes šiandien laidoje svečiuojasi šeimos gydytoja Elena Šukė. Labas, Elena. Labas. Pirmasis klausimas, kokie požymiai išduoda, kad žmogui gali būti geležies stoka? Labai skirtingi. Geležies stoka turbūt dėl to ir turi tokį didelį paplitimą, dėl to, kad nėra vieno specifinio tik geležies stokai būdingo simptomo. Tai jie labai įvairūs, labai priklauso nuo žmogaus, nuo jo amžiaus, nuo lyties, bet tokie klasikiniai dažniausiai randami, tai yra energijos stoka, jėgų trūkumas, po nakties žmogus nesijaučia pailsėjęs, net jeigu išsimegojęs. Labai dažnas skundas, ypač iš moterų, yra plaukų slinkimas, nagų lūžinėjimas, odos problemos, sausėjimai odos įvairūs. Bet būna tikrai ir gerokai kitokių simptomų, galvos skausmai, migrenos dažnesnės. Kartais būna toks irgi nespecifinis simptomas, bet būdingas geležies stokai neramių kojų sindromas vadinamas, kai vakarais tiesiog norisi maltis kojomis visą laiką, kas atrodo nieko bendro neturi su geležimi. Bet būna ir tokių, tai simptomų gausa didžiulė ir nėra nei vieno, pagal kurį jau galim be jokių tyrimų, be nieko sakyti, kad va jum, tai dėl geležies stokos tai bus. Ar nesumelavau, kad apie trečdalį pasaulio gyventojų yra būtent geležies stoka arba jie susiduria su jie per savo gyvenimą? Taip, pagal skirtingus autorius yra tokių duomenų, kad net ir iki pusės pasaulio gyventojų gali būti geležies stoka. Jinai gerokai labiau paplitusi yra trečio pasaulio šalyse, bet tikrai nėra taip, kad pirmo pasaulio šalyse, Europoje ar Jungtinėse Amerikos valstijose tai būtų retas dalykas. Ypatingai paplitimas didelis yra tarp moterų ir ypač vaisingo amžiaus moterų, bei tarp vaikų ir paauglių. Vyrams šita problema yra retesnė, bet mes iš tikrųjų praktikoje Lietuvoje susidurėm tikrai bent 10-20% žmonių su geležies stoka yra būtent vyrai. Ar tiesa, kad geležies stoką sukelia prasta mityba? Nebūtinai, tikrai gali sukelti, jeigu nuolat yra ta prasta mityba, malabsorbcijos, vadinamos malnutricija, kai yra nepakankamai suvalgoma geležimi gausių produktų, bet tai yra būtent aktualiau trečio pasaulio šalyse, kur tikrai maistas, nėra tiesiog galimybės valgyti kokybiško maisto. Nesakyčiau, kad Lietuvoje ir kitose Europos šalyse tai yra pagrindinis dalykas, būtent bloga mityba. Tikrai didelė problema yra didelis geležies netekimas ir nepakankamas jos įsisotinimas. Didelis geležies netekimas tai gali būti tiek dėl vaisingo amžiaus moterims, dėl menstruacijų, dėl nėštumo, dėl didelio sunaudojimo, pavyzdžiui, turint didelį fizinį krūvį. O tas nepakankamas įsisotinimas, taip, jam labai daug įtakos turi mityba. Kartu vartojami produktai, kava, arbata, pienas gali labai slopinti geležies įsisavinimą, bet yra ir kitų priežasčių. Autoimuninės ligos gali labai nuslopinti įsisavinimą geležies, kažkokie esantis uždegimai, nuolatinis kraujavimas ar iš virškinamojo trakto. Tai priežasčių yra tikrai daug ir tai tikrai nereiškia, kad jeigu žmogus turi geležies stoką, kad jis kažkaip prastai valgo. Jis gali valgyti tikrai puikų maistą ir vis tiek turėti stoką. Paminėjai prastą įsisavinimą ir čia aš manau viena iš tokių pagrindinių ir labai linksniuojamų temų. Jeigu taip trumpai, kokios yra pagrindinės to prasto įsisavinimo priežastys ir iš viso, kodėl tiek mažai tos geležies įsisavinama? Tokiu tobulu atveju galvojama, kad įsisavinama iš suvalgyto maisto per virškinamąjį traktą apie nuo 5 iki 20% visos gautos geležies. Tai reiškia, kad mums gali atrodyti, kad ta maiste yra labai daug, bet tobulu atveju vis tiek tik 20% įsisavins. Taip yra iš esmės dėl to, kad geležis yra tokia lepi karalienė ir jai turi būti labai geros sąlygos, jinai turi gauti kartu kažkokio rūgštaus maisto, vitaminą C dažniausiai minime, kuris gerina jos įsisavinimą. Taninai ir pieno produktai, taninai tai yra kavoje, arbatoje, alkoholyje esančios medžiagos, pieno produktai praktiškai užblokuoja, jeigu netoli jų atsiranda geležis, jos įsisavinimą. Ir mane tai guodžia, tokia yra viena mintis, kad mes dabar esam toj evoliucijos vietoj, kur mes valgome daug pieno produktų, nors ir esame suaugę žinduoliai, joks kitasgi suaugęs žinduolis pieno produktų nevartoja. Tai jau esame kaip ir priklausomi nuo pieno produktų ir mums jų reikia ir mes juos nuolat vartojam, bet evoliuciškai dar mūsų kūnas nerado būdo, kaip pieno produktų fone įsisavinti geležį. Bet mokslininkai visgi galvoja, kad tai artėja ir evoliucinė prasme jie sakė, jau greit, tai maždaug 200 000 metų eigoj turėtų atsirasti mechanizmas mūsų žarnyne, kaip ir net vartojant pieno produktus tą geležį įsisavintų. Bet 200 000 metų jo, evoliucijai nedaug, bet mums tai dėja daugokai. Paminėjai ir ligas, o kokios yra būtent tos ligos, kur dažniausiai tie pacientai sergantis būtent šiomis ligomis susiduria su geležies stoka?
Tai tokia klasikinė ir iš tiesų visą laiką nustačius įtarus geležies stoką, dėl ko tikrinam visus pacientus, tai yra skrandžio ir žarnyno ligos. Na, skrandžio visų pirma, dėl to, kad skrandyje gyvenanti Helicobacter pylori bakterija praktiškai užblokuoja geležies įsisavinimą ir dažnai tai būna pirmas simptomas, kaip būtent geležies stoka išlenda. Opos, pavyzdžiui, kraujuojančios, žarnyne esančios kitos bėdos, dėl kurių kraujuoja žmogus ir nuolat netenka kraujo, labai gali sukelti geležies stoką. Moterims labai gausios menosinės taip pat labai skatina geležies stoką ir tai nėra norma, tai irgi laikoma kaip ir liga. Lygiai taip pat autoimuninės ligos įvairiausios gali sukelti geležies stoką tiek per užblokavimą įsisavinimo, tiek per didžiulį geležies sunaudojimą būtent autoimuniniam procesam. Žingsnių priekyje dėl jūsų sveikatos nuolat investuojame į pažangias technologijas, gydytojų tarptautinę patirtį ir empatiją. Afidėja. Kalbam apie vyrus ir moteris, o kaip su vaikais? Nes esu girdėjęs, kad vaikams geležies stoka gali būti visiškai norma ir jie ją išauga. Tiesa ar mitas? Mitas visiškas. Aš tai manau, kad, galvoti, kad vaikui augančiam nereikia geležies, tai tas pats, kas sakyti, kad mašinai benzino nereikia. Ir kad vis tiek turi važiuoti. Neturi tai būti. Ir vaikų tarpe geležies stoka tikrai yra labai paplitusi ir daug vaikų mes tikrai randam geležies stoką, kas truputį yra liūdna. Mes vis dar kaip gydytojai nesam kažkodėl įpratę vaikams testuoti daugiau kraujo tyrimų, padarom iš esmės tą bendrą kraują ir sakom viskas gerai. O vien bendro kraujo tyrimo geležies stokai diagnozuoti tikrai nepakanka. Ir vaikams geležies stoka dažniausiai pasireiškia, vaikai labai gyvybingi, jie net ir prastai besijausdami tikrai ir lakstys, ir bėgios, ir daug dalykų darys. Bet vaikams geležies stoka labai pasireiškia per jų protinius gebėjimus, per gebėjimą mokytis ir kartais per tokius labai nespecifinius simptomus. Aš esu turėjus tokių klinikinių atvejų, kai iš tiesų geležies stoka tokių klinikinių simptomų vieninteliu pasireiškia didžiulių lūpų skilinėjimų. Stoka buvo tragiška geležies pasidarius tyrimus ir tik tai vaiką, pagydžius, atstačius rodiklius feritino, paaiškėjo, kad jis pasirodo ir dar geriau mokosi ir dar daugiau energijos turi. Tai kartais net nepagalvojam, bet vaikams tikrai geležis yra viena pagrindinių statybinių medžiagų, pernešanti deguonį. Tai kaip mes galim tikėtis, kad kūnas augs ir klestės, jeigu mes jam oro neduodam? O jeigu kalbant apie amžių, tiek apie vaikus, tiek apie suaugusius, kada dažniausiai pasireiškia geležies stoka? Kažkokio vieno amžiaus aš gal nenusakyčiau. Vaikams tai žinoma, kai yra intensyviausias augimas, tai yra prieš paauglystę ir paauglystę. Mergaitėms ypač paauglystė yra toks kritinis laikas, nes buvo labai intensyvus augimas dažniausiai, tada prasideda jau lytinė branda, prasideda menstruacijos ir jau ir taip geležies resursai išnaudoti ir tada dar ant viršaus prasideda kasmėnesinės menstruacijos, tai yra didelis netekimas geležies. Tai paauglystė turbūt toks kritinis laiko tarpas, paskui moterims labai būdinga po nėštumų, po gimdymų, tikrai daugeliui atsiranda geležies stoka. Bet kažkokio vieno meto gyvenime, kada visiems galima būtų įtarti, tai tikrai neišskirčiau. O kaip su sportu? Ar yra susijusi su sportuojančiais? Nes irgi yra tekę, kad čia man nuo sporto ta anemija ir čia taip turi būti, bet ne, taip neturi būti. Taip neturi būti tikrai, kad negali būti nuo sporto, tai tikrai taip, kaip dabar madoje ir visi bėgioja maratonus, Ironmanus daro ir panašiai, tai fizinis krūvis tikrai didžiulis tokiu atveju. Išsinaudoja elementariai geležies rezervai, tai yra absoliučiai normalu, nes geležis fizinio krūvio metu tikrai labai aktyviai naudojama ir nepakankamas jos sunaudojimas su maistu, nepakankamas įsisavinimas ir lemia tą stoką. Bet kad tai nėra normalu, tai tikrai nėra normalu ir fizinis pajėgumas su geležies stoka turi tiesiog nepriklausomybę. Tai tokiem aktyviem tikrai fiziškai žmonėm, jeigu mes randam sumažėjusi feritiną ir jį pasikeliam iki to tikslinio, kuris aktyviai sportuojančiam maratoną, galų gale bėgančiam žmogui yra dar gerokai didesnis negu įprastam žmogui, tai jie patys sako, kad fizinis pajėgumas pasikeitė neatpažįstamai. Treniruotėse gebėjimai ir atsistatymas po treniruočių tikrai pasikeičia. Labai keista mintis, ką tik šovė tavęs klausant, sportuojant ir dalyvaujant Ironman varžybose galėtų būti geležies norma ar feritino norma, kurią tu turėtum turėti, kad galėtum dalyvauti. Be kurios galėtų neįleisti, tikrai taip. Ir aš tokių esu turėjus atvejų, kai vyrai baigia Ironmaną, tikrai stiprus, atrodo sveikatos etalonai, o pasidarom tyrimus ir ten matos, kad kūnas iš paskutinių visiškai be kuro važiuoja, bet dar važiuoja. Bet ar tai yra mūsų tikslas? Ne, tikslas yra sveikam būnant tą Ironmaną įveikti, o ne iš paskutiniųjų pagal savo emocijas. Tai pasiūlymas organizatoriam įvesti dar vieną kriterijų registracijai, galit nedėkoti.
Esu girdėjęs, kad geležies stokos tikrai neturiu, nes mano hemoglobinas normalus. Aš irgi esu girdėjus, dažnai girdžiu šitą. Tai tada aš pacientam tokią paišau, nes mėgstu piešti pacientam, tai tokią eglutę paišau. Tai prašau įsivaizduoti, kad geležis turi iš tikrųjų krūvą funkcijų organizme. Ir jinai yra reikalinga visuose organuose ir realiai visose ląstelėse. Tai jeigu įsivaizduosim tokią kalėdinę eglę, kaip geležies visas funkcijas, tai yra krūvas šakų, o jau ta viršutinė žvaigždė ant pačio viršaus tai yra hemoglobino kiekis. Tai jau kai visos šakos nugenėtos ir jau žvaigždė nuimta, hemoglobinas sumažėjęs, tai jau yra kritinė visiškai riba. Tai maža kraujystė ir hemoglobino sumažėjimas yra paskutinė stotelė geležies stokos. Bet iki to dar yra krūvos stotelių, kurios nereiškia, kad geležies pakanka, jos tiesiog duoda kitus simptomus. Ir pagal hemoglobino kiekį mes negalime vertinti geležies stokos. Ir tai jokiose gairėse nėra prašyta, kad reikia vertinti hemoglobino kiekį. Visur reikia vertinti iš esmės feritino tyrimą. Šiaip labai gera iliustracija būtų, kad geležies stoka kaip ta eglutė, turėtų būti kaip gruodžio pradžio, ne kaip sausio gale. Taip nubirėjusiais spygliais, bet dar žvaigždė ant viršaus. Tai nereiškia, kad kalėdos, jeigu dar žvaigždė ant viršaus. Būtinai įsiminki šitą palyginimą ir tikrai, manau, jį panaudosiu ir pats. Kokius tyrimus dar be hemoglobino skiriat rutiniškai ir galbūt užtenka kažkurio ir vieno kontroliai, tarkim, ar visada eina viskas kartu ir labai svarbu kartu daryti tiek pradžiai, tiek ir vėliau, žiūrint, kaip dinamika vyksta? Tai priklauso nuo žmogaus ir nuo jo lėtinių ligų iš tiesų. Žmogui, kuris neturi jokių kitų lėtinių nustatytų ligų, kuris neserga autoimuniniam ligom, onkologiniam ligom, tokiam pacientui iš esmės užtenka atlikti bendrą kraujo tyrimą ir feritino tyrimą. Mes turime būti tikri, kad pacientas tuo metu, kai atliko tyrimą, nesirgo jokiom, pavyzdžiui, virusiniam infekcijom, kas skamba gal prabangiai, bet elementariai, kad jis neitų su sloga darytis tyrimo, nes bet kokios infekcinės ligos ir tas pats peršalimas feritiną padidina. Ir tada mes galime matyti gražų skaičių, galvoti, kad čia iš tiesų gražu, o taip yra tik tai dėl to peršalimo. Tai tyrimo atlikimo laikas yra svarbus ir feritinas ir bendras kraujas dažniausiai suteikia pakankamai informacijos. Visgi, jeigu mums reikia gydyti geležies stoką, kartu praktiškai visada atliekame ir B12 vitamino kiekį ir folio rūgšties kiekį. Dėl to, kad be šių dviejų B grupės vitaminų geležies nei įsisavinti nebus galima, nei panaudoti jos. Tai tikrai randam tokių, kaip ir slaptų beveik, vitaminų stokų, kai atrodo feritinas gal toks ir visai neblogas, ar ten kažkoks ribinis, o paciento tyrimuose pamatom, kad yra, pavyzdžiui, baisi folio rūgšties stoka. Tai aš taip vadinu, visa geležies apykaita tai yra feritinas, vitaminas B12, B9 arba folio rūgštis ir bendras kraujo tyrimas. Kitais atvejais, kai pacientas turi, pavyzdžiui, autoimuninių ligų, onkologinių ligų ar kažkokių lėtinių infekcijų, tada feritinas mums gali būti netikslus. Tai tada mes darom papildomus tyrimus transferino įsotinimą, bet tai jau yra tyrimai, kuriuos tikrai turi paskirti gydytojas. O elementarų į feritiną ir bendrą kraują ar ten B grupės vitaminus, tai pacientas jų gali ir pats pasidaryti, jeigu ar yra turėjęs kažkada geležies stoką. Ir aš savo pacientams irgi sakau, sekti savo geležį, pavyzdžiui, po gydymo, jie tikrai gali ir be manęs pasidaryti feritiną kas kelis mėnesius ar kas pusę metų ir žiūrėti, pastebėti, jeigu jis krenta, tada jau sugrįžti. O jeigu jis nekrenta, tai tada ir nereikia sugrįžti. Bet man atrodo, kad visi mes jaučiam ir tą nuovargį ir kartais sunku pailsėti. Kiek dažnai reiktų atlikti kraujo tyrimą ir feritiną, kad būt ramiu, kad tos geležies stokos nėra? Dabar kaip tik mačiau Europos hematologų gairėse, ar pasaulio, neprisimenu, yra nurodyta, kad feritinas visgi turėtų būti atliekamas kaip skrininginis vadinamas testas, tai ne tik įtarus geležies stoką, bet ir, profilaktiškai, ar ne? Profilaktinius tyrimus rekomenduojama atlikti kartą per metus bent jau. Bent jau kartą per 2 metus, jeigu žmogus jau tikrai jaučiasi tobulai ir jokių bėdų neturi. Bet kartą per metus toks tyrimas, ypač toms rizikos grupėms, vaisingo amžiaus moteriams, vaikams, paaugliams, tikrai turėtų būti atliktas. Bet ir kitiems jo reikėtų nepamiršti, nes tikrai ir vyrai turi geležies stoką, ypač jeigu yra dar donavę kraujo, pabėgiojantis ar dviratį paminantis. Ir gali irgi atrodyti, kad mes pavargėgi dėl to, kad ir dirbam, ir daug visko darom, ir nuovargis normalu, bet ne visada taip yra. Dar viena indikacija tikriausiai būtų prieš maratonus, Ironmanus irgi pasidaryti bendrą kraują su feritinu. Tai čia žinutė sportuojantiems. Net ir nebūtinai prieš maratonus, o tiesiog daug sportuojantiems. Gal ir nereikia to maratono. Labai gera mintis ir čia klausykitės. Kokia yra profilaktika, kad išvengtos geležies stokos? Vis tiek tikriausiai lengviau yra
padaryti, kad jos nebūtų, negu po to gydyti. Faktas. Profilaktika yra atkreipti dėmesį iš esmės į mitybą savo, valgyti daugiau geležimi gausių produktų, stengtis nevartoti geležimi gausių produktų kartu su pieno produktais, su taninais. Čia graži pasaka, kurią aš visiems pasakoju, o tą pritaikyti gyvenime iš tikrųjų labai sunku. Bet viena mano pacientė, kuri gal žiūrės, tai tada aš labai pasidžiaugsiu. Aš visiems pasakoju jos šitą taktiką, nes man labai patiko. Pacientė sutvarkėm geležies stoką ir tada, kaip ir sakai, ta bėda lieka, kad tai reikia vėl, kad nenueiti į tą stoką, kažkaip reikia palaikyti. Tai kiekvieną dieną laikytis to, kad bent 4 valandos ten iki pieno produktų ar iki kavos reikia valgyti geležimi gausius produktus. Ten alkoholis visiškai irgi užblokuoja, tai jokio alkoholio. Labai sunku, reikia iš esmės keisti visą gyvenimo būdą, neiti jokių ten dienos pietų ir su nieko niekur valgyti, kad atitiktų. Tai jinai daro geležies dienas 2 arba 3 kartus per savaitę. Ta diena jinai nevartoja jokių pieno produktų, jokios kavos ir arbatos ir jokio alkoholio ir valgo vien geležimi gausų maistą. Mėsą, grikius, špinatus, avinžirnius, visą tai, kur yra daug geležies. Jai veikia. Tai aš taip ir sakau pacientam, nereikia kiekvieną dieną, dėl to, kad tada 2 savaitės gal ir laikysimės įsikibę, labai bus daug motyvacijos, paskui nugesta motyvacija, nes gyvenimo kokybės nelieka realiai. Tai gal 2-3 kartus per savaitę taip susiemus, o savaitgalis jau galima ramiau pagyventi ir prie to steiko galima jau ir vyno taurę gerti. Iron Woman dienos tokios. Praktiškai taip, bet veikia, bet šitas man labai patiko, kad tikrai veikia. Puikus pavyzdys. O ar tiesa, kad visiems vegetarams išsivysto geležies stoka? Ne, tikrai ne. Žmonės, kurie yra vegetarai, net ir veganai, jeigu pasišventę, jie turėtų daugiau įdėti indėlio iš savo pusės pasirenkant produktus, kuriuos valgyti. Ir tada tikrai įmanoma, kad žmogus neturės nei geležies stokos, nei, pavyzdžiui, B grupės vitaminų stokos. Nes tikrai vegetaram dažniausiai geležies stoka vystosi net ne per pačios geležies stoką, o per B12 vitamino stoką, kuris būtinas geležies įsavinimui ir panaudojimui. Bet jeigu žmogus atkreipia dėmesį į tai, ką valgo, o ne tiesiog valgo tą patį, tik nevalgo mėsos produktų, tai tada tikrai įmanoma ir be tų kažkokių mitybinių problemų būti vegetarų ir veganų, bet tam reikia pasiryžimo. Man močiutė yra sakius, kad valgyk burokėlius ir tada tikrai gausi daug geležies. Tiesa ar mitas visgi? Burokėliai šiaip ar tai puikiai daržovė, valgyk burokėlius, bet juose yra geležies, bet ką reikia suprasti, lyginant 100 gramų burokėlių su 100 gramų agurkų, tai ten tikrai yra gerokai daugiau geležies. Bet jeigu mes tikimės, kad mes valgydami burokėlius pasikelsim savo feritiną ir geležies atsargas, tai reikia suvalgyti fūrą turbūt burokėlių. Tai ne, kad juose yra geležies, tai tikrai, bet kad tai nėra prilyginama vaistui ar net ir papildui negali būti prilyginta, tai tikrai ne. Dar esu girdėjęs, kad jeigu iš vakaro į obuolį pridedi surūdijusių vinių, palieki jį per naktį, tada rytą ištrauki vinis, ir valgai tą obuolį, tai irgi yra puikus geležies šaltinis. Čia kokio botulizmų neįmanoma užsikrėsti taip darant infekciniam ligom, bet nežinau, šito girdėjus nesu. Tai logika tokia, kad obuolys rūgštus, vitaminas C, kuris gerina geležies įsisavinimą, ir ten nuo tos vinies gal kažkiek to geležies, bet nerekomenduočiau, tikrai skamba pavojingiau nei naudingiau. Jeigu taip sudėliojant į savus stalčiukus, kokie produktai yra rekomenduojami, norint išvengti geležies stokos arba gydant geležies stoką ir kurių visgi reiktų vengti? Tikrai gera mėsa, ypač gera raudona mėsa, ypač medium rare paruošimo, tikrai turi daug geležies, visi subproduktai, kepenys, širdelės irgi turi daug geležies, lygiai taip pat geležies galima rasti, pavyzdžiui, špinatuose, įvairiose pupelėse, avinžirniuose, grikiuose yra daug, kai kuriuose grybuose, riešutuose, tai tikrai tos geležies iš maisto įmanoma jo susirinkti, bet lygiagrečiai reikėtų vengti produktų būtent tų, kurie prastina, blokuoja geležies įsisavinimą. Tai yra iš esmės visi pieno produktai. Nepamiršti tokių elementarių dalykų, kad atrodo pieno juk aš negeriu ir čia varškės šiandien nevalgiu, bet šaukštą grietinės tai dėjau ant salotų, tai tas jau irgi įtakos turės. Tai visi pieno produktai, visi produktai, kuriuose yra taninų, kava arbata, kurią mes irgi labai mėgstam ir po pietų, gal ten ir buvo be pieno produktų pietus, bet po to išgeriam kavos, tas irgi jau turės įtakos. Ir lygiai taip pat alkoholis irgi blokuoja geležies įsisavinimą. Step into Nespresso's atelier, where exceptional coffee turns into perfect gifts. This festive season, there's magic in the making. Nespresso.
Džiaugiamės, kad tokie prekiniai ženklai kaip Nespresso tiki mūsų idėjomis ir nuo šiol Nespresso kava galėsime vaišinti visus laidos Užeikite, kas laukiate svečius ir pašnekovus. Elena, tavo minėtas vitaminas C, kaip ta pagalba įsisavinant tą geležį, kokios yra pagrindinės taisyklės norint, kad tos geležies įsisavintų daugiau? Tai svarbiausia iš tiesų yra, kad būtų rūgšti aplinka. Geležiai, vitaminas C yra taip vienas iš būdų, galima elementariai vitamino C tabletę gerti, galima pasidaryti savo skaniau ir užgerti, pavyzdžiui, geležies tabletę ar geležimi gausų maistą apelsinų sultėmis, kur irgi yra daug, ar užkasti kivių. Tai daug būdų gauti tą vitaminą C, bet čia yra esmė, kad rūgšti aplinka gerina geležies įsisavinimą. Už tai, pavyzdžiui, viena iš priežasčių, kada išsivysto kartais pacientams geležies stoka, kurie turi lėtinių skrandžio problemų, padidėjusių rūgštingumą ir geria rūgštingumą mažinančius vaistus. Ir tikrai, galvoja, kad tai yra tik sumažins man rūgštį irgi nieko tokio, aš jaučiuosi geriau ir tiek. Bet nuolat mažinamas rūgštingumas, jisai irgi gali lemti tai, kad būtent neįsisavina geležies. Tai apie tai irgi reikėtų pagalvoti ir nepiknaudžiauti vaistais. Jeigu turime geležies stoką, jau parodė ir feritinas, ir hemoglobinas, gal ir kiti tavo minėti tyrimai, koks yra pagrindinis gydymas? Ką skiriat pirmiausia? Priklauso nuo žmogaus, priklauso nuo feritino kiekio, nuo hemoglobino kiekio, tai yra iš tiesų labai individualu, tai kas tinka vienam, absoliučiai netiks kitam, bet būdų gydyti tikrai yra ir ką labai svarbu įsiminti, kad papildų gerimas tai nėra gydymas. Papildus galima gerti tada, kai jūsų feritinas gal puikus, hemoglobinas puikus, bet dabar sportuojat, tai gal norisi truputį papildyti. Nevalgot mėsos, gal norisi papildyti. Tai tada papildai gali atrasti savo vietą. Bet gydymas jau esant geležies feritino stokai ar jau net ir hemoglobino stokai, jau esant geležies stokos mažakraujystai, tai jau papildai būna nuėję į 3-5 planą tikrai. Ir gydymui iš esmės yra 2 būdai, 2 taktikos, tai yra arba vaistinė geležis, tai yra receptinis geležies preparatas, vienas iš jų, nes jų dabar tikrai daug yra rinkoje, arba sunkesniais ypač atvejais, arba kai pacientas visai netoleruoja, pavyzdžiui, geležies, tada mes galim geležį rinktis ir intraveninę, tai taip liaudiškai lašinę geležies pastatyti. Tai nėra tikrai pirmo pasirinkimo gydymas, bet yra tikrai būdų, kai mes net negalim paciento gydyti geriamais vaistais receptiniais, nes, pavyzdžiui, pasireiškia baisų šalutiniai poveikiai, arba pacientas ruošiasi, pavyzdžiui, didelės apimties operacijai, mes žinom, kad jis nukraujuos dar per tą operaciją, o jau dabar yra geležies stoka, tai tokiais atvejais iš karto renkamės geležies lašinę. O ką skiriat mažiems vaikams, kur nei lašinės, nei dalies vaistų negalima skirti? Yra lašinių, yra preparatas Lietuvoje, kuris oficialiai jį galima lašinti, dabar bijau pameluoti, gal nuo 6 mėnesių, žinoma, tokiem tikrai lašinama tik ypatingai retais atvejais sunkiom ligom esant, bet pavyzdžiui vyresniems vaikams, jeigu jiems nesiseka atstatyti geležies resursų su vaistais geriamais, galima jau lašinti geležį iš tiesų. Bet pirmo pasirinkimo lygiai taip pat yra vaistai tabletėm, geriama geležis, kurios tikrai yra įvairiausios ir didžiąją dalį jų galima vartoti nuo 6 arba nuo 8 metų, jeigu tai yra mažesnis vaikas, yra ir sirupų, receptinių, kuriuos galima paskirti. Tai kaip gydyti tikrai yra daug variantų, aš prisimenu, kažkokį 10-15 metų būdavo realiai vienas preparatas, visi žino mažos rūžavos tabletės ir daugiau nieko kito, jeigu žmogui jis netinka, tai nebūdavo tiesiog iš ko rinktis. Tai dabar yra daug iš ko rinktis tikrai. Pasidalink paslaptim, ką daryti su mažais vaikais, nes esu matęs, kai paskirtas buvo, man atrodo, geležies preparatas skystoj formoj ir dantis labai patamsėjo, tos iš pieninės spalvos tapo kavinės spalva tokia. Ką reikia daryti, kad taip nenutiktų? Tabletėm duoti, jeigu tai yra vaikas. Galima sutrinti tabletę, galima tabletę sutrinti ir duoti su šaukštu su apelsinų sultimis. Nes dantų tamsėjimas, aš esu kalbėjus su odontologais apie tai, tai yra trumpalaikis dalykas, jis nelieka, kaip ir visam gyvenimui. Ir jisai praeina nustojus gerti geležį, faktas, kad gali sukelti nepatogumų, bet tada reikia rinktis neskystą geležį, o pavyzdžiui, tabletinę geležį. Arba jau pasitarus su šeimos gydytoju ar jau ten net hematologu, gal galvoti būtent apie sulašinimą geležies, ypač jeigu ta stoka yra didelė. O jeigu gerti su šiaudeliu ir užgerti apelsinų sultim, variantas? Tai reikia pabandyti, kažkaip vaikui reikia pasakyti, kad neteliuskuotų tada dar jos per šiaudelę atsigėręs, va šitą vietą sunkiau sureguliuoti, bet tada aišku įmanoma. Paminėjai labai baisius šalutinius poveikius ir taip labai grėsmingai nuskambėjo. Kokie yra dažniausi šalutiniai poveikiai ir tiesa, kad daugelis būtent pajaučia tuos šalutinius poveikius gydant geležies stoką? Visi vaistai turi pašalinių poveikių, absoliučiai normalu, tai lygiai taip pat ir geležis jų turi, bet geležies pašaliniai poveikiai būtent geriamos tabletėmis yra,
praktiškai visi, turbūt 99% jų yra virškinamojo trakto sukelti, pasireiškintis jame, dėl to, kad geležis iš esmės yra metalas, ją sunku įsavinti, norėdami, kadangi jos įsisavina tik 20% iš visos gautos, ar ne, mes tikrai duodam didelės dozes, na, tokios kokios ir yra visose gairėse, bet tikrai nemažas dozes geležies, ir virškinamasis traktas natūraliai reaguoja, lygiai taip pat kaip, nežinau, geležies rūdos prisivalgius, nebūtų pilvas patenkintas. Tai čia nelabai toli nuo to. Dažniausiai pašaliniai poveikiai ir kuo žmonės dažniausiai skundžiasi, kad netoleruoja geležies, tai yra vidurių užkietėjimas, skrandžio skausmas, pilvo pūtimas, pykinimas, rūgštingumo padidėjimas. Kai kuriems jis būna toks, kuris tikrai labai nemaišo, bet kitiems jis būna toks, kai jie sako, aš tiesiog gyvenimo kokybės nebeturiu. Ir kas yra svarbu, geriama geležis yra skiriama, pakankamai ilgas laiko tarpas turi praeiti, dažniausiai minimalus gydymas yra 3 mėnesiai, bet gali tekti pacientą ir 6 ir 9 mėnesius gydyti. Tai jeigu jį vargina siaubingas pilvo pūtimas ir skrandžio skausmas, pasakyti jam, kad dabar čia biški 9 mėnesius pakentiek, tikrai neišeina. Tai čia yra patys dažniausi. O tokių kažkokių kitokių arba ilgalaikių, kurie, tarkim, nepraeitų nustojus geležį, tokių praktiškai nėra. Aš pamenu istoriją, kai atkeliavo su maža mergaitė, įtardami kraujavimą iš virškinimo trakto, nes išmatos buvo tokios juodos, smardžios ir atsivežė netgi preparatą dėžutėje, kad parodytų. Bet teko išleisti namo, nes pasirodo tiesiog gausiai pavartojo tų skanių geležies preparatų, kurie buvo padėti. Dažnai pasitaiko tas perdozavimas ir kad pasikeičia kažkokie fiziologiniai poreikiai ir atsiranda skundai. Aš pacientam dažniausiai pasakau, ko galima tikėtis vartojant geležies tabletės, tai būtent dėl tų juodų išmatų jau tikrai pavieniai sugrįžta išsigandę, nes būna pasiruošę tam, bet perdozuot geležies tikrai yra įmanoma, bet tą reikia taip piktybiškai daryti, ką aš suprantu, kai vaikui yra labai skanu, tai jis tikrai negalvodamas, bet suaugęs, kuris supranta, kad tai šiaip ar taip yra vaistas, tikrai perdozuot tokiu atveju yra pakankamai sunku. Kiek trunka geležies stokos gydymas, arba jeigu iš kitos pusės paklausus, kada reikia kontrolės, kada reikia vertinti iš naujo ir kada galim tikėtis vieno ar kito varianto gydant geležies stoką? Tai vėlgi priklauso nuo to, ar yra geležies stokos mažakraujystė, ar yra geležies stoka be dar mažakraujystės. Tai jeigu kalbėsime apie geriamus preparatus, apie receptinius vaistus, tai tada mes paskiriam juos minimum mėnesių ir anksčiausiai po mėnesio darom bendrą kraujo tyrimą, nes feritinas dar tikrai nebus pasitvarkęs, ypač jeigu jis buvo kritiškai mažas, bet bent jau, pavyzdžiui, po mėnesio, jeigu kraujo tyrime mes matom teigiamą hemoglobino dinamiką, jau galim sakyti, kad kažkas vyksta, jau yra neblogai. O toks realiai pats trumpiausias laiko tarpas geriamai geležiai yra 3 mėnesiai. Tai tik po tiek laiko galima tikėtis jau tokio rimtesnio efekto. Realiai iš praktikos dažniausiai gydom nuo 6 iki 9 mėnesių, kada jau mus tenkina tas esantis feritino rezultatas ir galim nutraukti geležies vartojimą. Jeigu mes pasirinkom dėl kažkokių priežasčių ar paciento netoleravimo, ar dėl to, kad mums reikėjo greitai tą kritinę stoką tvarkyti, pasirenkam lašinti geležį intraveniniu būdu, tada po lašinės efektas vertinamas jau po 6 savaičių. Tai toks dar tas privalumas yra, kad jeigu mes turim kažkokią situaciją, kai reikia greitai sutvarkyti geležies rezervus, tai lašinės infuzijos efektas pasireiškia greičiau. Po 6 savaičių jau mes matom pilną efektą. Pacientų matai daug. Kokios dažniausios klaidos yra, kalbant apie geležies vartojimą būtent? Dažniausiai, kad negalvoja, su kuo jie geria ir kada jie geria bet kuriuo dienos metu visiškai, dar vos ne kavos puodeliu užgerdami. Lygiai taip pat dažnai toks būna, jeigu pacientui yra kritinė geležies stoka, mes pradedam ją gydyti, trupučiukai iš jos išlipus savijauta kaip ir pagerėja, dar nedaug die kažkur nuėjo pasidarė tiesiog bendrą kraują, pamatė, kad hemoglobinas gražesnis ir nusprendžia, kad nebereikia. Tai toks būna išlipam iš tos baisios stokos, geležies stoka toliau lieka, rezervai neužpildyti geležies, bet ir numeta geležį. Tai taip niekada atrodo ir neišlipam iš tiesų iš to. Tai per trumpas vaistų vartojimas ir neteisingas vartojimas. Už tai rekomenduojama, pavyzdžiui, receptinę geležį skirti gerti prieš miegą pacientam, jeigu jų skrandžiai nepyksta, kad būtų kuo ilgiau tuščias skrandis, kad nebūtų jokių kitų maisto produktų, kurie, kaip trukdytų tą įsisavinimą. Bet yra tokių pacientų, kaip, pavyzdžiui, vieną turėjau, kuris sako, nekyla mano tos geriamos geležies, niekaip, gerai, sėdam, galvojam, kodėl, nes aš kaip ir neturiu priežasties, kodėl jam turėtų nekilti, ten folio rūgštis gera, B12, viskas gerai. Ir tada išsiaiškinam, kad tai kaip prie vakarienės, tai mažą taurę vyno, tai visada, o tada geležį ir tada einu miegoti ir tada stebiuosi, dėl ko nekyla geležis. Tai tokių reikia kartais išsiaiškinti pacientų įpročių, kurie atrodo nereikšmingi, bet iš tiesų gali būti reikšmingi.
Elena, ką pasakytum tiem, kurie sako, kad ai čia ta geležies stoka nieko tokio, susilašinsiu tos geležies ir vėl viskas bus tvarkoj. Tai visų pirma pasakyčiau, kad reikia ieškoti priežasties, dėl ko yra geležies stoka, nes čia toks cherry pickinimas yra, tai neišsprendžia iš esmės problemos sulašinimas. Ir intraveninis geležies paskirimas tikrai nėra pirmo pasirinkimo dalykas. Mes jį renkamės tada, kai pacientas negali, neturi kada, bet ta prasme, medicininė prasme neturi kada vartoti gydymo receptiniais vaistais, bet tai tikrai nėra kažkoks apgavimas mūsų kūno ir lengva greita išeitis iš geležies stokos. Priežastį šiaip ar taip reikia rasti, priežastį reikia spręsti ir pirmo pasirinkimo vaistai tikrai visai yra peroraliniai, tabletės tiesiog. O tada, jeigu jau su juom nepavyksta, taip mes turim planą B, lašinamą geležį. Kitas mitas, kurį norėčiau paneigti, vieną kartą išsigydžius geležies stoką, tai nepasikartos. Nei taip, nei ne. Tai jeigu mes žinom priežastį ir išspręsim priežastį, kodėl yra geležies stoka, tai gal ir nepasikartos. O jeigu mes priežasties nespręsim, pavyzdžiui, moteris, kuriai gimdoje yra polipai, kurie, taip, liaudiškai suvalgo geležį, ar ne, arba dėl kurių yra labai gausios menstruacijos ir yra didžiulis kraujo netekimas. Tai šiam kartu išgydėm, jeigu polipai liko ir gausios menstruacijos liko, tai ta geležies stoka tikrai atsikartos. Tai jeigu sutvarkom pamatinę priežastį, tai tikrai galima išsisukti vieną kartą išsigydžius geležies stoką, bet reikia pasigilinti, reikia išsiaiškinti, kur yra priežastis. Toks paprastas galbūt klausimas, bet ir nepaprastas tuo pačiu. Ar dažniausiai pakanka šeimos gydytojo gydymo paskirto, ar visgi kartais siunčiat hematologam, kurie jau tyrinėja ir aiškinasi, iš kur ta anemija, o galbūt kitiems specialistam netgi siunčiat? Siunčiam tikrai ne kiekvieną pacientą su geležies stoka, jeigu išsiaiškinam patys priežastį ir jinai būna tokia iš tų pagrindinių, tai tikrai šeimos gydytojas drąsiai tą gydo ir tikrai jo absoliučiai užtenka. Siunčiam pas kitus specialistus, pavyzdžiui, įtariant kažkokį žarnyno ligą, įtariant celiakiją, tarkim, kai jau reikia padaryti endoskopiją, tą žarną vadinamą skrandžio, paimti biopsijas. Jeigu įtariam kažkokią uždegiminę žarnyno ligą kitą, tai gastroenterologai. Lygiai taip pat pas hematologą siunčiam tikrai ne taip dažnai, bet dažniausiai tada, kai jau gydymas pravestas ir jis kažkodėl, pavyzdžiui, efekto neduoda. Arba jeigu įtariam, tarkim, genetinius folio rūgšties apykaitos sutrikimus, nes tai irgi pakankamai dažnas, lyginant, pakankamai dažnas dalykas. Tai tokiais atvejais tikrai siunčiam, bet pirminiam įvertinimui ir pirminiam gydymo paskirimui tikrai šeimos gydytojas yra absoliučiai užtektinai. Dirbant intensyvų darbą budėjimais retai kada tenka ramiai prisėsti ir pavalgyti. Tikriausiai visi darbe turim tą stalčiuką, kuris prikimštas įvairiausių batonėlių, greitai paruošiamų maisto ar kitų nesąmonių. Aš ne išimtis. Tačiau pastarąjį mėnesį išbandžiau visavertį maisto kokteilį Nara, kuris ne tik numalšina alkį, tačiau ir suteikia visas reikalingas medžiagas tam, kad po pusvalandžio vėl nesijausčiau alkanas. Kokteiliui pagaminti pakanka vos 2 minučių ir galiu toliau eiti konsultuoti pacientus arba bėgti į operacinę. Visavertis maisto kokteilis Nara yra pagamintas iš natūralių ingredientų, praturtintas vitaminais, mineralais ir puikiai tinka tiems, kurie tiesiog nespėja pavalgyti. Visiems laidos Užeikite, kas laukite pašnekovams dovanojame maisto kokteilio Nara pakuotes, o jums rekomenduoju pasinaudoti nuolaidos kodu Užeikite, su kuriuo galite gauti 20% nuolaidą. Tai puikia alternatyva visiems nespėjantiems pavalgyti, praleidžiantiems valgį arba renkantis greitą ir ne patį sveikiausią maistą. Išbandykite ir būkite sveiki. Pabaigai norėčiau to paskutinio akcento. Kada pats žmogus gali įtarti, kad jam yra geležies stoka ir kada reiktų jau atlikti tos kraujo tyrimus ar kreiptis pas šeimos gydytoją? Kada kraujo tyrimai nebuvo atlikti bent pusę metų ir kada žmogus nesijaučia tobulai, tai reiškia jaučiasi pavargęs, slenka plaukai, dažnai neturi nuotaikos, lūžinėja nagai, malasi kojam vakarais arba jaučiasi, kaip viena mano pacientė sakė, kaip vaiduoklis. Tai kai jaučiatės kaip vaiduokliai, tada. Su tuo ir užbaigsim mūsų laidą. Ačiū tau labai, Elena. O padėkoti norėčiau su mūsų partneriu Nara Health maisto kokteiliu. Tikiuosi, kad pravers tarptų daugybės pacientų. O aš tikiuosi, kad jūs gavote atsakymus apie tą geležies stoką, su kuria susiduria, pasirodo, netgi gal net daugiau nei trečdalis pasaulio gyventojų. Nepamirškite periodiškai pasitikrinti kraują, o jau kyla klausimų, kreipkitės į savo šeimos gydytoją. Su jumis buvau aš, vaikų chirurgas Benediktas Jonuška ir šeimos gydytoja Elena Šukė. Tai laida Užeikite, kas laukite. Iki!